Sveiki, vadovo laiko kolegos, ir tai yra dar vienas interviu, dar viena vyšnia ant torto. Kaip mes ir žadėjom, kiekvieną mėnesį turėsime vis po naują pokalbį su žmonėmis, su žmogumi, kiekvieną kartą, kuris raukia tai, apie ką šnekam. Aš labai džiaugiuosi tai, kad jūs pasirinkot būti šitame vadovo laike. Aš labai džiaugsiuosi, jeigu jūs nuspręsite būti jame ir toliau. Ir kitais metais mes ieškome galimybių sukurti vertės jums. Ir čia sakau ne dėl to, dėl to, kad norim kurti vertės. Tiesiog patys žinot, kadangi ne pirmą kartą matomės, tai žinot. Šiandien mes turime tokį pokalbį apie tą temą, kurią realiai turbūt jūs ir padiktavot. Tai yra, aš gavau ne vieną užklausimą iš jūsų apie diską, apie asmenybių tipologiją, vieną iš variantų, DISC, kurį paprašiau pristatyti ir papasakoti apie jį Mindaugą. Ir taip pat Mindaugas pasakys, kodėl būtent jisai čia yra. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad jisai yra ir taip pat jums matytas lektorius, kurį jūs matėte vadovo laike 2021 metų rudenį. Tai noriu to pasakyti, kad va, čia lektorius, čia yra ekspertas, o galbūt jisai yra lektorius dėl to, kad jis yra ekspertas. Tai norisi labai, kad pas mus būtų žmonės, kurie jums kuria vertę, ir tai yra tas atvejis. Mindaugas turi didelę patirtį, tarptautinę patirtį skirtingose kompanijose, ir jis pasakys apie tai pats, ką norės. Man svarbu buvo kažkaip biškį paprovokuoti jį, kad mes visi geriau suprastumėme, kam tas diskas reikalingas, kuo jį valgyti ir kaip tai galim panaudoti, jums panaudoti tame, ką jūs daro. Tai Mindaugai, ačiū, kad sutikai būti su mumis. Ir čia neapsimetinėsiu, kad mes taip prieš tai nekalbėjom. Tada nesakysiu, sveiki Mindaugai, malonu jūs matyti. Taip, labas, o čia visi tavo auditorija. Dabar visi tavo auditorija yra tavo. Ir aš tik tai čia tam, kad tau padėčiau, bet vis dėlto, Mindaugai, kas tu toks, ką? Sveika, Sauliau, ir sveika auditorija. Žinai, aš irgi va taip galvoju, kaip save pristatyti. Ir vienas toksai paprastas sakinys, kad pardavimų ir derybų praktikas. Okay. Nes iš principo mano visa istorija yra pardavimuose nuo 18 metų, tai aš jau taip skaičiuoju pardavimų istoriją daugiau negu 20 metų. Ir buvau nustojęs pardavinėti kurį laiką, bet dabar vėl pradėjau. Ir labai fain. Labai fain, kai, ta prasme, vėl gali būti tuo žaidžiančiu treneriu arba tiesiog pardavėju. Pastaruosius 4, 5, 6 metus jau pradėjau dalintis tą patirtim, ką aš sukaupiau su kitais. Tai va pardavimai, derybos ir diskas ir yra mano tos ekspertinės sritis arba tos temos, kuriomis mokau. Tai čia tos rimtos temos. Yra dar nerimtos temos, kuriuom užsiemu, arba kas man įdomu, tai yra santykiai su savim, santykiai su antra pusė, santykiai su kitais žmonėm. Nu, tada vėl grįžti prie to pačio santykio su pardavimais ir su derybom. Ir su disku. Vėl tie patys ratai sukasi. Tai tiek trumpai apie mane. Nu, apie džiazinės sritis nepasakosiu, gal kitą kartą. Kaip pavyzdžiui, vasaros stovyklos ir visa kita. Jo, aš girdėjau tavo pristatymą kai tu skaitai pranešimą ir tada tu pasakoji apie tai, kaip tu buvai išsinuomavęs su draugu maisto vagonė, tą veną, aš nežinau, kaip vadinasi lietuviškai tas daiktas. Jo, food trucką, su drauge. Food trucką, su drauge, reiškia, ir jūs gaminot maistą ant to, reiškia, pamatėjai tą mažąjį verslą, kaip jisai darosi, toks labai trendinis daiktas dabar pasaulyje, labai faina. Ir taip pat turėjai fantastišką dalyką, tai buvo tėvo sūnaus stovykla ar kažkas panašaus? Taip, visiškai teisingai, Sauliau, vasaros stovykla, tėvo ir sūnaus ryšys. Labai svarbus momentas, jo. Ja, tai šitas super projektas, prasmingas, rimtas, gilus. Taip, jau jaučiu tokią moralinę atsakomybę prieš save ir prieš kitus tęsti tą. Tai tikrai taip. Bet grįžtam prie disko. Taip, grįžtam prie disko, jo. O, čia bent jau akivaizdu, kuris iš mūsų dominuos šitame pokalbyje. Ne, žinok, aš atiduodu iniciatyvą tau. Va. Koks tavo tipažas? Koks tavo tipažas? Iš disko kas tu esi? Dominuojantis. Būna paprasti tipažai, būna komplikuoti. Tai mano yra komplikuotas. Tai jeigu tai paprastai, tai S, tas steady arba draugiškas, stabilus.
dėl ko jisai yra komplikuotas, bet čia dauguma irgi turi tą antrą tipą, kur jis mažiau pasireiškia, bet irgi pasireiškia, o komplikuotas, kad yra tam tikrose situacijose pasireiškia dar vienas tipas. Tai D. Imkim tas vadovaujantis arba direktyvus. Jis ką tik pasireiškia, jeigu jūs nepastebėjote. Taip, tai aš irgi tą pastebėjau ir ta prasme tas labai priklauso nuo aplinkos. Mes aišku šokam truputėlį čia 5 skaidrės į priekį, bet nieko tokio. Jo, nieko tokio, nes paprastai būna 20% žmonių, jie turi tik tai vieną raidę. Ta prasme vieną tipą. Labai aišku. Arba jisai direktyvus, arba ekspresyvus, arba analitinis, arba draugiškas. Didžioji dalis turi vieną vyraujantį ir vieną tokį mažiau pasireiškinti. Ir kaip aš sakiau, tie komplikuoti, tai yra tie, kurie vienoje aplinkoje labiau vyrauja vienas tipas, viena raidė. Kaip pavyzdžiui, aš, es. Namų aplinkoje, kur yra saugu, faina, tai būna ir tokie vadovai, kurie namų aplinkoje tokie minkšti, faini, draugiški, ta prasme, jie ten su vaikais apsikabinę, žaidžia, ten žmoną myli, vadina gražiausiais žodeliais. O darbe jie yra labai griežti, reiklus, tikslus, 1, 2, 3, esmė, rezultatas, konkretus. Tai čia priklauso nuo aplinkos. Tvarko. Gerai, tai pradėkime gal nuo tos pirmos skaidrės vis dėlto. Man buvo įdomu paprovokuoti tave šiek tiek būtent apie tave, bet kas tai yra iš viso, kaip tai atsirado, iš kur atsirado diskas ir kodėl mes apskritai kalbame verslo kontekste? Kas tai yra diskas? Diskas, jeigu taip truputėlį 2-3 sakinius apie istoriją. Diskas aprašytas pirmą kartą, toksai veikėjas buvo Williamas Marstonas. Ir jis bene prieš 100 metų aprašė jau diską savo knygoj Emotions of Normal People. Normalių žmonių emocijos. Nes yra ir nenormalių žmonių emocijos, galima pagal tai nuspręsti. Tai pirmą kartą disko tipologija arba 4 šitie tipai buvo paminėti šitoj knygoj. Ir dabar su antru istoriniu faktu ten tiesos prasilenkia šiek tiek. Vienoje vietoje aš randu informaciją, kad diskas pirmą kartą panaudotas žmonių tipų atpažinimui ir analizai, tokiam pačiam savo įsivertinimui 1956 metais. Kita istorija, kuri man visai patinka, buvo tokia, kad iš kur atsirado tas jau panaudojimas, įvertinimas ir aprašymas tolimesnis jau mūsų tokiam realiam ir verslo gyvenime ir ne tik verslo, tai anot tos istorijos amerikiečių šnipai dar prieš Pirmą pasaulinį karą siuntė savo žmonės, šnipus į Europą, tiesiog žiūrėti, o kokia ta geopolitinė situacija, o kas ten vyksta. Ir iš skirtingų žmonių apie tuos pačius objektus jie gaudavo skirtingą informaciją. Tai jie pradėjo tikrinti, o kodėl apie tą patį dalyką mes gaunam skirtingą informaciją. Tai tada, čia ta kita istorija kalba, kad iš to atsirado, prasidėjo vertinimas. Kodėl žmonės skirtingai traktuoja, vertina tą informaciją. Bet jeigu grįžtant į mūsų tas dienas, disko panaudojimas yra absoliučiai tiek versle, tiek komandos viduj įmonės, tiek asmeniniuose santykiuose, jokio skirtumo, ar tai būtų draugai, giminės, artimieji, ar netgi patys artimiausi šeimos nariai. Jisai absoliučiai visur. Mes ir dabar su savim pakalbėjom, kad diskas atsitiko ir šiandien. Diskas atsitiko prieš valandą, prieš mūsų susitikimą. Vienareikšmiai, žinai, turbūt mes tik nesugebėsime padengti visos temos šito disko, tai yra plati didžiulė tema, bet ką tik pasakai, ką aš girdžiu, tai yra tai, kad iš esmės yra priklausomai to, koks yra tipas žmogaus, nuo to pareina jo gebėjimas vertinti realybę, elgesys, reakcijos ir panašiai. Ir dabar mes turime 4 raidės, D-I-S-C, gal galėtume jas transkribuoti šiek tiek, kad mes suprastumėm ir vieną kitą žodį apie kiekvieną iš tų raidžių. Tiesiog, kad mes daugiau mažiau suprastumėm, žmogus vis tiek tikimybė, kad dabar žiūrės mus ir galvos, o aš kokia raidė yra pakankamai didelė, paskui tu pasakysi, kaip sužinoti.
Būtinai. Tai tiesiog aš kadangi savo laiku mokiausi geografijos, tai pasakysiu labai, labai paprastai tą disko žemėlapį. Tai jeigu taip brėžti horizontalią liniją ir vienoj pusėje įdėti santykius, o kitoj pusėje įdėti rezultatą arba užduotis. Taip. Ir nenori, žmonės labiau linkia į vieną arba į kitą. Tai nereiškia, kad 100% man rūpi tik tai santykiai ir užduotis 0% ir atvirkščiai. Kažkuri dalis bus daugiau, tai mes save kažkur pastatysim šitoj linijoje. Tai, tarkim, kalbu apie save kaip pavyzdį ir bus daug lengviau. Aš vis tiek einu labiau link santykių. Tai reiškia, jeigu žiūrint nuo manęs dešiniai santykiai, kairiai užduotis, aš save piešiu ant šitos linijos dešiniai pusiai. Taip. Kita vertikali kreivė yra greitesni žmonės ir tie, kurie patraukia paskui save, vedantis, ir yra lėtesni prisitaikantis. Tai reiškia, vėlgi, aš šitoj kreivėje save vedu aukštyn arba žemyn. Ir aš save taip sąžiningai nuvedu šiek tiek žemyn. Dėl ko? Dėl to, kad aš anksčiau ypač dažniau prisitaikydavau. Nebuvau vedantis. Ar ta prasme, aš keičiuosi taip ir ar gali pasikeisti taip. Tai galiausiai, vėlgi, netgi iš kalbos manieros galima matyti. Ta prasme, viršui tie, kur vedantis, jie net ir kalba greičiau. Jų kalba greitesnė, jie kalba greičiau, jie galvoja greičiau, jų mintis dėliosi greičiau, veiksmai greičiau. O kiti, ta prasme, jie stebi, jie žiūri, jie vertina. Čia gerai, čia blogai, čia man saugu, nesaugu ir taip toliau. Tai iš tų dviejų kreivių ir atsiranda tie tipai. Tai jeigu tai pasižiūrėsim dabar į viršų ir į kairę, tie žmonės, kurie labiau orientuoti į rezultatą, į užduotį, jie yra vedantis, jie yra greitesni. Tai va čia ir atsiranda šitoj vietoj D raidė, direktyvus, arba aš kaip mėgstu vadinti vadovaujantis tipas. Tai va čia jam, kas svarbu, labai, ta prasme, iš karto aišku, jam svarbu rezultatas ir greitis. Jam svarbu, kur mes einam, ką mes darom, ką mes pasieksim, kada pasieksim. Okay. Gal net iš karto galėtum ir tipažais asmenimis, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek galvoje pas tave kirba ir vaizdas. Aš jau galvoju irgi apie tam tikrus žmonės. Iš karto dabar, bet kokiais tu iliustruotum personažais kokiais. Tas D labiausiai, ką mes galime įsivaizduoti? Sakyk. Žinomus asmenis? Jo, žinomus asmenis. Iš žinomų asmenų, tai netgi jau yra toksai, kaip pasakyti, kaip klišė. D tipas. Trumpas. Trumpas, ok. Tiesiog klišė. Jeigu pasižiūrėti lietuvišką klišę, mes galim ten dėti Skvernelį. Okay. Ar jie, ta prasme, pavyzdžiui, kad ir Skvernelis, ar jisai kalba greitai? Greitai. Ar jis yra direktyvus toks, nurodantis, konkretus ir taip toliau? Taip. Okay. Ir ta prasme, jeigu taip keletą sakinių apie tą žmogų, kas jam būdinga, tai jam būdinga, kad jisai jaučiasi stiprus. Ir kas jam svarbu, arba kokie jo esminiai poreikiai laimėti, jam svarbu tas laimėti on top, būti viršui, jam svarbu progresas, kad mes visą laiką kažkur tai eitumėm. Čia jeigu tai pasižiūrėti į tipinį vadovą, tokį, direktyvų. Mes tikrai nenorim kaip įmonė stovėti vietoj, mes norim eiti priekį. Tai šitą pasiekėm, liuks. Kaip ten mano vienas buvęs kolega minėjo, sako, сегодня рекорд, завтра норма. Tai, ta prasme, toks yra mąstymas. Šiandien rekordas, rytoj norma. Šiandien rekordas, tai, kas šiandien yra rekordas, rytoj to turi tapti norma. Jo, mes beje pabrėžiu, mes neužsiimam propagandą, reiškia, šiuo atveju mes nesakome, kad D tipas yra geresnis negu koks nors kitas, nes tai būtų kvaila, jeigu sakytumėm, kad kuris nors yra geresnis, ne? Sauliau, čia labai, labai svarbus momentas. Jeigu aš diskutuoju su D tipu, tai jis galiausiai, ta prasme, sako, klausyk, D tipas yra geriausias. Taip, be abejo. Jo. Atvaizdas veidrodyje yra pats patogiausias. Taip. Bet jeigu pasižiūrėti į šoną į visus tipus, tai
nėra vieno geriausio. Kiekvienas mes esame unikalūs, kiekvienas turim savo stipriasias pusės, kiekvienas mes turim savo požiūrį ir mes turim poreikius, kurie pas kiekvieną yra skirtingi. Tai, ta prasme, mes tai gavom su krauju, nu ir šiek tiek mus įtakojo aplinka, kurioje augom. Žinios, įgūdžiai, patirtis, psichologiniai dalykai ir taip toliau, taip toliau. Okay. Good. Tai šitoj vietoj labai svarbu sutarti, kad nėra vieno geriausio. Visi yra unikalūs. Einam prie kito. Į dešinę pusę. Viršų ir į dešinę. Tas, kas orientuotas į santykius ir tas, kas orientuot yra vedantis, kuris greitas. Tai čia jau prasideda kita pusė. Jau tokie, jeigu tai pavadinti, nežinau, ar teisingas žodis, šiltesni. Santykiai, šiluma. Tai šitam žmogui, arba šitas žmogus vadinamas, aš mėgstu pavadinti tokiu žodžiu, ekspresyvus. Tai man iš karto yra tokia pavyzdinė situacija, kai aš Stokholme ofise dirbau ir, ta prasme, nuvažiuoju, ofisas toks gal 100 metrų ilgio, ten daug žmonių, ten 150 dirba. Ir kadangi aš atvažiuodavau kelis kartus per mėnesį, iš kito galo aš pamatau HR vadovę ateinančią. Ir jinai, Mindaugas, labas, sveikas, kaip tu gyveni, kaip ten tau sekas, o pas mus žiūrėk, čia šitas nauja, o tas nauja. Tai va čia yra tipinis pavyzdys to ekspresyvaus žmogaus. Jisai šiltas, jisai orientuotas į santykius, jam svarbu, kad kitiem būtų faina ir jam tada faina. Turi daug minčių, daug idėjų, daug kalbos. Iš visų 4 tipų tai daugiausiai kalbantis. Apie viską. Ir čia labai faina ir labai įdomu. Šitam žmogui, kas svarbu, jam svarbu būti ryšyje, būti sociume, bendrauti. Ir kad, kaip aš pasakiau, stimuliuoti ir save, ir kitus. Tai jeigu mūsų HR vadovai nesupyks, tai, ta prasme, jų matyt, kad viena iš tų funkcijų yra stimuliuoti kitus, įmonę, organizaciją, žmonės, motivaciją ir taip toliau, taip toliau. Okay. Ir šitie žmonės labai turi tokį vieną iš esminių poreikių, būti reikalingais. Ir būti pripažintais. Dar kas yra svarbu, jiem pripažinimas yra labai labai svarbu. Pastebėti, pripažinti ir taip toliau. Tai va čia tas ekspresyvus tipas. Nežinau, Sauliau, ar pakankamai taip trumpai, nes apie tai galim valandą apie kiekvieną tipą kalbėti. Mes jos neturim, tai aš bandau įsivaizduoti, iš karto aš galvoju apie žmonės, galvoju apie jų pritaikymą, aš įsivaizduoju, tai mes galim įsivaizduoti apie tokį aktyvų, ekstravertišką pardavėją, kuris parduoda per santykį, kuris tai yra toksai, reiškia, draudimo konsultantas arba draudimo agentas, reiškia, taip tipiškai toksai, kuriam patinka patikti, jeigu tu reaguoji neigiamai jo ditirambus apie tai, kokį tu protingai padarai ką tik sprendimą, o tu, reiškia, tuo metu esi intravertiškas koks nors tenai tipas į apačią, kuris sakai, what? Tai tam šakės tada šitam emocionaliam, ekspresyviam žmogui, jisai tada pradeda vysti, kaip aš įsivaizduoju. Bet čia maždaug toksai, reiškia, toks tipiškas įsivaizduojamas ekspresyvus pardavėjas, kuris nori per santykį, reiškia, sukurti vertę kitam. Ne? Jeigu kalbant apie pardavėją, tai vėlgi atrodytų, o koks yra idealus pardavėjas? Vadovaujantis, ekspresyvus, analitinis ar draugiškas? Ir mes, taip, lyg ir tokius šablonus sakom, kad ekspresyvus tas, kuris daug kalba, fainas ir taip toliau, smagus, tai ir taip ir ne. Jeigu tai pasižiūrėti iš tos tokios, nežinau, teorinės, praktinės pusės, tas pardavėjas, mes sakom, tas koks geras, tas, kuris daug kalba ir daug klauso. Tai iš principo tas kuris daugiau klauso. Okay. Jo, tas, kuris daug klausia, daug gauna informacijos, teisingai apdoroja, teisingą pasiūlymą pateikia ir, kaip tu sakai, galiausiai dienos pabaigoje daug parduoda. Taip. Bet tų pardavėjų greičiausiai reikia ir tokių. Nėra taip, kad vieno tipo. O kaip parduoti įtakojančiam tipui, tai čia, arba įtakojančiam ar tam ekspresyviam, čia dar kita tema. Okay, good. Gerai, einam toliau prie kitas raidės. Man šiaip smalsu labai S.
Tai va, tu paminėjai šiek tiek apie save. Kaip apibūdinsi save? Nu, kaip ir sakė, reiškia, labiau į tą į dešinę, labiau į santykį ir labiau ir į apačią. sekantis, labiau sekantis Tai paskui. aš kalbėsiu apie S, ne tiek, kiek apie save, apskritai apie šitą tipą. Šitam tipui yra būdingas vienas žodis, kuris, nu, prasme, jį labai gražiai apibūdina – harmonija. Tai kas yra svarbu, ta prasme, kad irgi lygiai taip pat kaip ir įtakojančiam ar tam ekspresyviam tipui, svarbu, kad žmonėm aplinkui būtų gera, kad man būtų gera. Ir šitas tipas yra labai įdomių tokių momentų ir aš irgi pats apie save pažįstu, kad, ta prasme, ar tai man buvo kažkada būdinga, ar yra dabar, taip. Prasme, kad tu rūpinės kitais ir pasirūpini kitais pirmiau negu pasirūpini savim. Tai va, to tipo problema yra ta, kad jisai savo poreikius padeda į antrą planą. Ir jeigu tai pasižiūrėti įmoniai, ta prasme, yra tų žmonių, tie, kurie mielai padeda kitiem. Ta prasme, pas jie ateina, sako, gal tu gali šitą padaryti. Ok, galiu. Gal tu gali šitą. Galiu. Kartais padeda net neprašomi. Ta prasme, toksai paprastas pavyzdys. Aš ėjau į mokymus ir, pasiėmiau vieną tenais užkandį savo ir pasiėmiau vieną dar užkandį, nežinau, kad suolė sėdi dar vienas kolega. Tai, ta prasme, po kiek laiko man jisai reflektuoja, sako, tu pasielgi grinai kaip es, aš tada sustojau, palauk rimtai. Ta prasme, tu net nesusimastai apie tai, bet iš tikrųjų taip. Ir S tipas, labai vengia konfliktų. Ta prasme, jam, konfliktai, aišku, tas, kas sugriauna harmoniją. Ir jis, tiesiog nemėgsta jų. Ne tai, kad nemėgsta spręsti, bet, turi būti viskas fine, išlaikyti status quo, pozityvumas ir taip toliau, taip toliau. Kas, jeigu tai pasižiūrėti į S tipo klientus, tai, ta prasme, jie vieni iš lojaliausių yra. Jeigu pavyksta pradėti dirbti su draugišku tipu, tai, ta prasme, lojalumas garantuotas. Galiausiai kažkas tai ten blogai bus, nepaeis, jisai grįž pasakys, žiūrėk, ta prasme, gavom geresnį pasiūlymą. Ne kaina, ne dar kažkas, tai bet kalbėkim. Tai va, Sauliau, ar pakankamai toks trumpas apibūdinimas apie draugišką S tipą? Ta stabilų, kuriam stabilumas svarbu. Jo, aš jį suprantu, kai aš klausau tavęs, tai aš suprantu ir tai, kad to disko pagrindu buvo sukurta daug visokių kitokių įrankių apmokymui, pavyzdžiui, pačių pardavėjų, tai yra, mes žinome, tas spalvinį skirtumą, ten tas yra raudoni, geltoni, žali mėlyni, paskui yra paukščiais analogijos, tai yra ten realiai pelėdos ir taip toliau, reiškia, tai aš suprantu tą tokį momentą, kai galvoju apie šitą žalią tipą, turbūt taip atitikimo spalvoje yra, kai kurie naudoja tą būtent žalią. Tai čia turbūt yra tas momentas, kada verta atkreipdėmėsi, kad jie, kadangi mėgsta harmoniją, vengia konflikto, yra lojalūs, tai reiškia, kad juos pakankamai sunku gauti, prisivilioti į savo pusę, bet lygiai taip pat labai sunku paskui prarasti, nes jie bijo pasirinkti ką nors kitą. Tai čia šiaip tiems, kurie dirbate su klientais, gali būti nauda, bet aš girdžiu, suprantu, okei. Mano uždavinys šiandien su tavim kalbantis suprasti ir padėti mūsų auditorijai suprasti, kas tas diskas yra ir pagalvoti apie tai, kaip galima tai panaudoti. Aš pats asmeniškai, prisipažinsiu, turbūt pagal savo disko tipą, esu pakankamai skeptiškas visų tipologijų atžvilgių, bet vertinu jas kaip įrankius ir nesu visiškai jokiais būdais šalininkas jokios tipologijos, išskyrus esu šalininkas to, kad atsižvelgime į visas tipologijas, tai visus įrankius, kurie tau yra prieinami, tam, kad padarytum tinkamą sprendimą apie save visų pirma ir paskui apie tą žmogų, su kuriuo turi reikalą. Ir tada darytum atitinkamai elgesiu, darytum tai, kas yra naudinga tam tikslui pasiekti, kurį tu turi arba jūs kartu turite ir panašiai. Tai dėl to aš šiaip nesu baisus ten fanas to paties disko, bet man patinka tai, kad mes galime sužinoti apie jį daugiau tam, kad pagalvotumėme, o ką daryti ir kaip išgirsti ir pajusti tą žmogų. Man apskritai labai patinka ir taip pat, reiškia, prieisim prie 4 raidės, bet
Visos tipologijos man patinka vienu esminiu aspektu. Jos turi kelt smalsumą. Tai yra, man kaip žmogui, man turi būti smalsu, o kas tu esi? Nes jeigu aš iš anksto žinau, kas tu esi, labai didelė tikimybė, kad aš padarysiu klaidą. Tačiau jeigu aš nežinau, o kada aš nežinau, kai aš noriu suprasti, ir čia vat ir yra, egzistuoja tipologija, fine, o aš noriu suprasti, o kuriai tu raidai priklausai? Aha, ir va tas vat norėjimas suprasti ir man yra pats svarbiausias, nes jisai būtent ir nuveda mus prie teisingo santykio, prie tolerancijos, prie priėmimo kito žmogaus, nes jis turi teisę būti bet kokiu. Mes žinome, kad nėra geriausio tipo, dėl to, kad kiekvienas tinkamas priklausomai nuo situacijos, aplinkybių, tikslų ir taip toliau, vertybių ir kitų dalykų. Tai va šituo aspektu man suprantama, fainai, aš žiūriu, klausau ir labai ačiū tau už tai, kad tu atskleidi pakankamai aiškiai kiekvieną iš tų raidžių. Eikim prie 4. Prieš einant prie 4, aš leisiu savo pareflektuoti į tai, ką tu pasakei. Ta prasme, užčiapiai labai gerą momentą. Taip, ta prasme, tų metodikų yra galybė ir čia yra viena iš. Bet jeigu ją sąmoningai pradėti naudot, ta prasme, tu matai naudą. Ir aš tokį vat palyginimą turiu. Tai, o kas tas diskas yra iš kitos pusės? Ir vat ką tu paminėjai apie pagarbą. Ta prasme, man tai yra ta prasme, vienas iš esminių žodžių yra priėmimas, kad kitas žmogus yra kitoks negu aš. Nes kažkada, kai tu nesąmoningas, ir aš pats save prisimenu nesąmoningą, aš galvodavau, tai normalūs tokie kaip aš. Visi kiti, kur galvoja arba elgiasi kažkaip tai kitaip, ta prasme, kokie nors analitiniai, kur užsikasė skaičiuose. Tai ta prasme, kam ten reikia? Nesąmonė. Nenormalus. Bet dabar vat yra esminis žodis priėmimas. Priėmimas kitų tokie, kokie jie yra ir tai yra normalu. Ir aš esu normalus ir jie yra normalus. Ta prasme, aš esu normalus ir tas klientas, kuris vat taip atrodytų man, kad kvailai elgiasi, jis irgi elgiasi normaliai. Ta prasme, pagal savo prioritetus, mąstymą, pagal savo būdą, pagal savo poreikius. Tai vat čia man tas labai faina. O antras momentas, ką aš atrandu žiūrėdamas į diską, kad tai yra tas pats kaip mokytis užsienio kalbos arba iš visų užsienio kalbų iš karto. Ta prasme, kad aš negaliu susišnekėti ta prasme, aš moku savo kalbą ir jeigu ateina kažkoks kitas žmogus, kuris kalba mano kalbą, fine, aš iš karto kalbu, jokių problemų nėra. Bet ateina kažkoks kitoks žmogus, kuris mąsto kitaip negu aš. Tai nereiškia, kad jis blogai arba nereiškia, kad aš blogai mąstau. Bet man nepavyksta su juo susikalbėti. Tai dėl to, kad aš nemoku jo užsienio kalbos. Ir aš tada suprantu, o kaip jisai mąsto, o kokie jo yra prioritetai, o kokie jo yra poreikiai. Ir ta prasme, kas jį draivina elgtis taip arba kitaip. Tada aš pradedu mokytis jo kalbą ir tada suprantu, kodėl taip yra. Kai aš išmokstu jo kalbą, aš galiu ateiti ir kalbėti pagal jo poreikius. Tam, kad pasiektų susitarimą, rezultatą, dėrybas, pardavimus ir taip toliau. Arba šiaip gerai leist laiką. Tai, va, ta prasme, man ta tokia analogija per kalbos mokymasi, va, čia yra diskas. Labai gerai. Liuks, einam prie to Taip. C. Arba analitinio. Jis daug geriau skamba analitinis, negu C, toks ganėtinai komplikuotas. Tai tas pats žodis analitinis iš principo jau ir pasako. Ir mes, ta prasme, grįžkim. Jisai orientuotas į rezultatą, užduotį ir jis yra lėtesnis arba prisitaikantis. Tai vat šitas žmogus, jeigu tai paimti labai paprastai, aišku, galim tokį šabloną užmesti, tai yra tie žmonės, kurie dirba su skaičiais, su procesais, su faktais ir taip toliau. Tai gali būti finansų žmogus, tai gali būti inžinierius, mes taip lyg ir taip užmestumėm, kad IT žmogus yra analitinio tipo. Aš turiu vieną kolegą, sportininką, jeigu pasakysiu, kad olimpietis, tai netgi bus galima lengva atsekti, kurį jis irgi yra analitinio tipo. Ir man, ta prasme, labai faina, matyti, bendrauji, komunikuoji su juo ir matai, ta prasme, kad galvoja kaip analitinis, elgiasi kaip analitinis, greičiausiai analitinis. Tai, ta prasme, ir analitiniam, kas jiem yra svarbu? Jiems svarbu, kad viskas būtų
Tas yra, aš vokiečių kalbos nemoku, bet labai geras tas posūkis salės in ordnung. Ta prasme, viskas pagal tvarką, viskas pagal procesus, viskas pagal tai, kaip pas mus įmoniai daro, viskas, ta prasme, sudėliota gražiai, aiškiai ir taip toliau. Kaip komunikuoti su tokiu žmogum? Tai žinoma, kad pagal faktus, tai žinoma, kad pagal procesus. Ir netgi su juo jam nereikia daug pasakot, nes jisai iš karto pasimeso apie ką tu čia. Jam daug geriau parašyti e-mailą, ta prasme, nes jam taip patogiau, čia yra jo kalba. Ir jis tada tavo atrašys, kas jam svarbu. Ir kokie poreikiai šito žmogaus, tai yra saugumas, pagrindinis dalykas. Okay. Kad būtų saugu, kad jam irgi svarbu kontrolė, kaip ir vadovaujančiam tipui, bet šiek tiek per kitą prizmę, per ekspertiškumo prizmę. Jie siekia būti savo srityje ekspertai arba geriausi. Ir čia vienas irgi toksai įdomus momentas, o kas yra ta varomoji jėga, jeigu taip galima pavadinti, kritikos baimė, jie, ta prasme, neperneša kritikos. Jiem yra labai, labai blogai, tai, ta prasme, ko jie bijo klaidos. Ir jie nepadarys klaidos. Tas mano bičiulis sako, aš vėluoju nors 1 minutę, sako, viduj ten pas mane audros kyla. Sakau, tai 1 minutė, tu su manim susitinki, ir kas čia tokio, vėluok 10 minučių, man nieko tokio. O jam tai yra jau, ta prasme, ten labai, labai big deal. Tai Sauliau, ar aiškiau yra apie analitinį tipą? Taip. Aš noriu kaip dėmesį mūsų žiūrovų ir klausytojų, kurie klauso tarp žiūri, kaip Mindaugas metodiškai dėsto šitą temą ir kaip jisai metodiškai įsitikina, ar dėstoma tema yra suprantama. Kiekvieną kartą pasakęs apie apibūdinę kiekvieną iš tų žodžius, o paskui manęs klausė, Sauliau, ar pakankamai gerai apibūdinau, reiškia. Tai kaip šitą. O toks tavo savybė šitą, apie kurią raidę labiau kalba? Apie S, jo, apie S. Kad tau komfortiška su manim, kad iš to, kad tu sakai, tu sukūrei tą, reiškia, kad iš mano reakcijos tu matai, kad viskas yra gerai tarp mūsų, jo, čia apie tai, ar ne? Taip, ta prasme, žinai, kaip tas bendras žodis harmonija, taip, kad būtų faina tau, faina man ir faina klausytam ir galiausiai, kad tai būtų naudinga. Taip. Iš kitos pusės, dėl ko aš klausiu, pasitikslinu, ar yra ta prasme, informacija yra ta, ar jos ne per daug ir ne per mažai. Ta prasme, tai, kad žinutė nueitų iki mūsų vadovų arba kitų žmonių, kurie tai klausys. Labai tau ačiū už tai, kad tau tas rūpi. Aš turiu 2 aspektus tokius, kurie man labai svarbus ir mes prie jų prieisim, kadangi mes prieš pokalbį šiek tiek su tavim apsitarėm. Tu paminėjai tokį dalyką, kad galima atpažinti pakankamai greitai kitą tipą. Sąlyginai. Tai yra metodika, kuri leidžia atpažinti. Kam atpažinti, mes kaip ir suprantam su tavim kartu. Nes jeigu mes atpažįstame, mes galime, žiūrint pagal požiūrį, gali arba prisitaikyti prie to, arba tiesiog pradėti suprasti labiau, kodėl tu matai tą reakciją, kurią matai. Ir ką su to daryti, pradėti priimti labiau tą kitą žmogų. Čia neina kalba apie tai, kad išmokti manipuliuoti kitų žmogumi, nors bus žmonių tokių, kurie dabar žiūrės ir galvos, tai čia aš dabar atpažinsiu, kad čia mes turime ceką, analitiką, kurio negalima kritikuoti, tai jeigu aš matau, kad jisai padarė klaidą, tai aš geriau jam nieko nesakysiu, bet paskui grįžęs pas Hebrą į kabinetą, papasakosiu visiems, koks mūsų vadovas cekas, analitikas yra ožys, kuris nemato akivaizdžių dalykų prieš save. Tai čia ne apie tai kalba eina, ne? Bet vis dėlto, kaip atpažinti? Geriau. Kokiu būdu? Jo, ta prasme, kam atpažinti, tai labai paprastas atsakymas. Tam, kad man būtų lengviau komunikuoti. Ta prasme, kad aš žinočiau, o kokia čia tavo užsienio kalba. Čia prancūzų, olandų, ar tenais dar maža kokia kroatų. Ta prasme, kad aš atpažinęs, tada galiu pradėti su juo komunikuoti jo kalba ir dideli šansai, kad aš pataikysiu, ta prasme, kad jis jausis komfortiškai ir kad aš pasieksiu rezultatą, kokį aš siekiu šitam pokalbį. O atpažinimo žingsniai yra labai paprasti. Tai pirmą klausimą tiesiog, aš kalbu su žmogum ir aš užduodu. Jisai šiltas ar šaltas, toks labai subjektyvus klausimas. Nes prie ko, ta prasme, aš vedu.
Jeigu šiltas, tai greičiausiai orientuotas į santykius. Tai bus arba tas ekspresyvus įtakojantis tipas, arba draugiškas tipas. Jeigu šaltas, tai greičiausiai bus vadovaujantis direktyvus arba analitinis tipas. Tai jeigu aš jau pasakau savo, okei, vat šitas yra šiltas žmogus. Tiesiog, man vaibai tokie ir man atrodo, kad taip, jisai orientuotas į santykį. Tada aš užduodu savo klausimą, jisai kalba daug ar mažai, kalba greitai ar lėtai. Ir jeigu jisai kalba daug, šiltas ir kalba daug, bla, 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 tai dideli šansai, kad jisai bus ekspresyvaus, įtakojančio tipo. Jeigu jisai kalba, ta prasme, šiltas, bet kalba šiek tiek mažiau ir kalba lėčiau, dideli šansai, kad jisai bus S tipo, draugiškas tipas. Ir lygiai taip pat, jeigu tai yra šaltas, ar jisai linkęs vadovauti, užnešti tą toną, ar linkęs prisitaikyti. Ir vėl tas klausimas, jisai kalba lėtai, ar jisai kalba greitai. Tai vėlgi, jeigu vadovauja, ta prasme, linkęs vadovauti, labai panašu, kad tai bus direktyvus. Jeigu jis linkęs prisitaikyti, toks labiau tylus, šaltas, tai vėlgi greičiausiai bus analitinis žmogus. Ir tokiu būdu mes per minutę, per kelias galim nustatyti preliminariai, koks tai yra tipas. Šiaip, norint nustatyti ir savo tipą, ir netgi galima projektuoti į klientą, yra pilnas diskok testas ir klausimynas, kad nustatyti savo tipą. Galima susirašyti kelis klausimus ir apie klientą pasižymėti ir mes jau iš tų kelių klausimų galim gauti atsakymą, okei, o kaip aš matau tą klientą, kokio tipo jis yra. Tai šitie dalykai ir yra, ta prasme, kaip aš pasakiau, vienos minutės metodika, užduodant kelis paprastus klausimus. Ir yra sudėtingesni arba kiti žingsniai, kaip nustatyti. Bet tokiu būdu mes nustatom grubiai tik tai vieną raidę. Tai reiškia, kad pataikom į vieną iš 4 tipų. Paprastai tik 20% žmonių pasaulyje arba apskritai tirtų Europoje, ta prasme gerai, pasaulyje, Europoje, Amerikoje ir kitose regionuose, 20% žmonių turi tik vieną raidę. Kiti turi vieną vyraujančią, antrą tokią palaikančią. Arba, kaip aš sakiau, komplikuoti, nes iš viso yra 15 tipų. Tai kiekvienas tipas turi 4, tas analitinis turi tik tai 3, tai dėl to gaunasi 15. Ir į tuos 15 mes galim sutalpinti 90% pasaulio žmonių. 10% žmonių yra kažkas tai out of šitų 15. Ufonautai. Klausyk, gerai. Nustatėm. Reiškia, čia iš esmės galima pasinaudodami to, ką paminėjai, plus, beje, palauk, kol aš ten nenuėjau tą nustatymą, patark žmonėm, kaip jie gali padėti savo nustatyti savo tipą ir galbūt susižinoti daugiau šiek tiek apie tai, kaip lengviau atpažinti kitus tipus. Ką tu jiem patartum? Kur šaltiniai kokį nors rasti? Kaip susižinoti savo tipą, tai yra testas. Kurį galima rasti tiesiog DISC. Jo, yra, ta prasme, disko, būtent imkim atstovai, pas kuriuos galima kreiptis. Ir, ta prasme, yra testo būdu nustatoma labai tiksliai. Ta prasme, ten yra daug daugiau informacijos. Realiai tu gauni ir savo tą tokį natūralų tipą, koks tu esi su krauju, galima sakyti, taip atėjęs. Koks tu esi. Kitas dalykas, kokiu tu save nori parodyti. Ir arba šitie 2 dalykai sutampa, ta prasme, aš esu toks, kokį aš rodau. Ta prasme, aš toks ir namie, toks ir darbe. Ir visur toks. Ir tas testas parodys, kad aš esu natūralus ir tokios situacijose. Dažnu atveju, arba taip kaip mano, aš darbe elgiuosi vienaip, namie kitaip. Tai testas lygiai tą patį ir parodys. Tai be reklamos, bet galima kreiptis į mane. Ok, fine. Kodėl? Tai bus reklama. Kreipkitės į Mindaugą. Susirasti tikrai tinkluose, socialiniuose be problemų galite įkreiptis ir jums patars ir padės. Svarbus turbūt momentas yra tas, kad mes turėtume, kaip čia,
susivokti tai, kad kai mes geriau žinome savo tipą, mums lengviau atpažinti kitų žmonių tipus, kadangi savo elgsenoje mes pažįstame būtent, kas mano elgsenoje labiau atstovauja vieną arba kitą tipą ir iš to galima atpažinti, kas kitų žmonių elgsenoje atstovauja vieną arba kitą tipą ir tada teoriškai, ir va čia vat yra provokacinė šiek tiek situacija, tai yra, jeigu mes galim tipizuoti žmonės, reiškia, tai teoriškai turėtų, pavyzdžiui, mums kaip pardavėjams, mums kaip vadovams, padėti su jais kažką padaryti. Nu, ta prasme, pasiekti kažkokio tai vienokio arba kitokio tikslą. Jeigu aš galiu atpažinti žmogų, aš galiu teoriškai nuspręsti, kaip su juo elgtis tam, kad gaučiau tą naudą, dėl kurios mes susitikome. Taip yra, ar ne? Taip. Ta prasme, tiesiog žinodamas savo tipą, čia pirmas žingsnis. Šitame kelyje disko, tai suprasti savo tipą, o kokios yra mano stipriosios pusės, kokios yra tobulintinos pusės. Taip. Tada, kai aš žinau, koks aš esu ir kokia mano kalba, aš sužinau kliento, bendradarbio, pavaldinio ir taip toliau, elgesio tipą ir jo prioritetus, jo mąstymo modelį. Okay. Tada man daug lengviau su juo susikalbėti. Ir čia yra antras žingsnis pažinti, nesvarbu, ar tai savo komandą, ar savo klientus, ar savo aplinką. Nes diskas yra visur. Jisai tiek versle, tiek bet kurioje kitoje aplinkoje. Šeimos, namų, draugiško ir taip toliau. Nežinau, Sauliau, pastikslinu, ar atsakiau į klausimą tavo? Taip, atsakei į klausimą ir mano klausimas eina link to, kad nusprendžiau aš, kokia raidė arba raidžių kombinacija dominuoja to žmogaus elgesyje, su kuriuo aš turiu reikalą. Aš pats, tarkim, įsivaizduokim savo, hipotetiškai, esu pavyzdžiui D tipo, labiau dominuojančių D tipo, tai ką aš dabar pradėsiu taikytis prie to kito? Ta prasme, turint tai, aš čia ką darsiu? Aš noriu pasakyti, ar tai reiškia, kad jeigu mes atpažinsime kitą tipą, tai mes tada turėsime prisitaikyti prie jo? Kaip tu galvoji? Sauliau, jo, šitoj vietoj žmogus daro pasirinkimą. Aš galiu prisitaikyti prie to, nes mano iškeliu prioritetą, nes aš noriu pasiekti rezultatą, noriu pasiekti pardavimą, noriu susitarti derybose, noriu apskritai pasiekti kažkokį tai susitarimą su tuo žmogum. Taip. Ir tiesiog aš tada tiesiog renkuosi šitą pasirinkimą. Aš prisitaikau. Dėl to, kad galiu neprisitaikyti. Tai yra mano antras pasirinkimas. Mes visada kiekvienam žingsnį darom pasirinkimus. Mūsų gyvenimas susideda iš pasirinkimų. Ir va čia yra pasirinkimas ir to pasirinkimo kaina. Tai aš pasirenku prisitaikyti, tai tada dideli šansai, kad, ta prasme, aš kalbėsiu to kito žmogaus kalba ir prieisiu susitarimą. Ar tai man kainuos energijos? Taip. Ta prasme, tiesiog, paimkim, aš dabar kalbėsiu prancūzų kalba, kurios aš šiaip nemoku, bet tarkim, įsivaizduokim, aš kalbu prancūzų kalbą, ar man tai kainuoja daugiau energijos? Taip. Ar aš pasieksiu rezultatą, kad nuvažiavęs į Paryžių būsiu priimtas ir ten prancūzai, nacionalistai užkalbinus anglų kalbą nepasiūs mane kažkur tai? Taip. Tai va čia ir pavyzdys. Kitas variantas, aš nuvažiuoju ir kalbu anglų kalbą, tą, kurią aš moku. Arba, dar įdomiau, lietuvių kalbą. Koks rezultatas? Greičiausiai jokio. Tai va čia aš tiesiog asmeniškai pirmiausia turiu pasverti, ar aš prisitaikau ar neprisitaikau, einu vienu keliu ar kitu keliu. Nes, žinoma, galiu neprisitaikyti. Ir jeigu taip pat užbėgant dar prieš tai kitą situaciją, aš esu pardavėjas kokio, nežinau, ekspresyvaus tipo. Ir aš pardavinėju visiems klientam savo tipų, neprisitaiko prie nieko. Tai va taip teoriškai paskaičiuokim, kokie mano šansai, kad parduosiu tiem 25%, kurie yra irgi ekspresyvūs, nes mes kalbėsim vieną kalbą ir gal parduosiu dar vienam kitam ten S draugiškam, analitiniam ir D greičiausiai maži šansai, kad parduosiu. Tai ta prasme, va toks ir rezultatas. Bet jeigu aš prisitaikysiu prie kiekvieno, ar mano pardavimų rezultatai padidės, dideli šansai, kad taip.
Čia man yra įdomu, grinai asmeniškai, šito vietoj, kai tu pradėsi prisitaikyti, būdamas, pavyzdžiui, ekspresyvus tipas, ir pradėsi prisitaikyti prie to, kaip, tarkim, labiau priimtina man, jeigu aš esu, pavyzdžiui, C tipas, aš tik pamatysiu, kad tu esi nenuoširdus. Aš matysiu, kad tu bandai manipuliuoti manim ir žaisti manim. Ką tu pasakytum į tokią provokaciją man? Jeigu ta prasme, taip, šitoje vietoje, jeigu manipuliuot ir jeigu žaist, tada taip. Ta prasme, anksčiau ir vėliau tu būsi atpažintas ir rezultatas bus tai toks, koks būna manipulacijose. Bet jeigu tu tai darai nuoširdžiai, kaip sako, kas yra nuoširdumas, apjungti protą ir širdį kartu, nekalbėti vien tik tai širdim, kaip aš tave myliu, arba vien tik tai protu, kad čia yra taip, o apjungti. Ir bet kurioje gyvenimo situacijoje, ta prasme, pardavėjas, vadovas, lygiai tas pats. Tada aš darau tai nuoširdžiai. O kai darau nuoširdžiai, yra ir atitinkamas rezultatas. Ne, jokių būdų, ne iš tokių manipuliacinių paskatų. Taip. Šiuo atveju tai, kad tu pasakai, tai iš esmės labai svarbu yra prisitaikymas nereiškia siekiant apgauti arba nereiškiant žaisti kitų jausmais. Prisitaikymas šiuo atveju reiškia tapti labiau priimtinu tam, kad mes rastumėme bendrą kalbą. Nes tikslas mano yra rasti bendrą kalbą ir bendrą vertę, o ne padaryti taip, kad tu patikėjęs manimi atiduotum raktus nuo namų, kuriuose paslėpti pinigai. Tai, kitas kampas tada iš tos, reiškia, apie tą patį, bet iš kitos pusės. Jeigu tu esi vadovas ir matai komandą ir komandoje, nežinau, 4 žmonės, su kuriais viskas yra daugiau mažiau taip sakant, su vienu labai gerai, su kitu daugiau mažiau, 3 pakenčiamai, 4 ožys. Ta prasme, konkrečiai ožys. Ir reiškia, ožys, paskui žmogus pažiūrėjo mūsų su tavim pokalbį ir jisai galvoja, dar nuėjo pasidarė testą, sako, aš ten koks nors, reiškia, esu labiausiai DI, reiškia, tai tada, o tas anas, tai konkrečiai pagal viską panašu, kad yra koks nors tenai, reiškia, SC, aš jau šitą, žinai, koks nors, reiškia, tą pusę ir dar ten gras labiau. Tai va, kodėl jisai ožys. Ką man daryti su tai informacija? Aš vadovas, tokį dalyką žinau ir ką man dabar su to daryti? Patark man, duok konsultaciją. Du variantai. Dabar, arba tu kaip vadovas bandysi jį suprasti ir prisitaikyti, bet prisitaikyti ne tas, kad, tu nusileidi, bet tiesiog randi bendrą kalbą, supranti, o kodėl jisai taip elgėsi, o kas už to, o kokie jo poreikiai, o kokie jo įprasti elgesio scenarijai. Ir tada per tai bandyti rasti bendrų taškų ir susitarti. Arba atvirkščiai jis, ta prasme, supras, kodėl tu taip elgiesi arba ko tu iš jo nori ir taip toliau. Tai vėlgi, ta prasme, čia ieškojimas tų bendrų sąlyčio taškų. Aš suprantu tave, aš tęsiant šitą temą, tai kyla kitas klausimas. Mes dirbdami su vadovais galvojam apie tai, kad mūsų vadovų darbas tame tarpe yra ir padėti mūsų darbuotojams tapti efektyvesniais tame, ką jie daro. Efektyvesniais nebūtinai visą laiką reiškia tiesiog greičiau kažką daryti arba ten tiksliau kažką daryti, bet tai dažnai yra susiję ir su požiūriu tinkamu, temperamento raiška tinkama, emocinė kompetencija arba to vadinamo emociniu intelektu, reiškia, tai yra, kitaip sakant, gebėjimu suvokti save ir kitus ir su to kažką tai daryti ir panašiai. Ir čia mes turime atvejį, kada mes turim žmogų, kurį mes pavadinom, nusprendėm, kad jis yra toksai ir šitai komandai jisai teoriškai netinka. Ką sako disko apologetai, disko atstovai apie ugdymą, apie mano galimybę daryti įtaką, mano kaip vadovo galimybę daryti įtaką tokiam žmogui, kurio tipas, pavyzdžiui, netinka komandai arba atliekamai užduočiai. Kaip manai, ar čia yra koks nors galimybė daryti kažkokią tai įtaką, ar čia vis dėlto yra žuvęs reikalas ir tiesiog reikėtų ieškoti kito tipo į tą vietą? Kaip mano vienas britų vadovas sakė, vienas iš dalykų, kaip galima pagerinti komandos mikroklimatą, tai kirpti uodegą. Bet čia greičiausiai ne apie tai.
Kaip tu pats Iš galvoji, disko, asmeniškai iš savęs? iš disko ir, ta prasme, viena perspektyva iš disko. Šitas žmogus yra toks, koks jisai yra. Ir, ta prasme, su juo nėra nieko, jeigu taip vertinant, nei gerai, nei blogai, jis tiesiog toks yra. Ir Taip. tada klausimas, ar jisai tinka šitai roliai, ar jisai tinka šitai užduočiai, ar jisai pats gerai jaučiasi pagal tą savo natūralų tipą. Ir toliau jau eina sąmoningumas, nes, ta prasme, pagal diską, kokie mes esam, tai yra natūralus aš. Bet sąmoningumas yra tas, kad aš pradedu save atpažinti ir žiūrėti, o ko man reikia, o ko aš noriu, o kokias savybės aš toliau savo planuoju ugdyti. Nes vadovas irgi, ta prasme, jisai nėra tobulas. Pas tą vadovaujantį tą patį tipą yra viena iš tokių savybių ugdytinų kaip nekantrumas, ta prasme, netolerancija kitokiai nuomoniai, kur prieštarauja jam ir taip toliau, taip toliau. Tačiau vadovo klausimas, ar jisai, ta prasme, į tai kreips dėmesį ar nekreips, ugdys, neugdys. Tai lygiai taip pat su tuo žmogum. Čia jau vadovas taip, kaip Sauliau tu sakai, vadovas jau turi imtis vaidmens, kad padėti, pagelbėti tam žmogui, jeigu jisai pats to nori. Ir pats tą supranta. Jo, čia manau, kad svarbu, kad tu sakai, iš tiesų tai būtent yra, jeigu aš kaip vadovas suprantu savo vaidmenį, mano darbas yra padėti šitam žmogui tinkamai atlikti savo darbą, gerai atlikti savo darbą, pasiekti jam iškeltus tikslus, tai aš bent jau galiu pradžiai suvokdamas, kad jis yra toks, koks jis yra, priėmęs jį tokiu, koks jis yra, aš galiu padėti tam žmogui, padidinti jo sąmoningumą. Tai yra padėti jam susivokti, kad jis yra toks, koks jis yra dėl to. Ir atitinkamai tada aš galiu padėti jam kartu ir padaryti sprendimą. Ar įmanomas yra koks nors pokytis, žvelgiant į ateitį, ar vis dėlto tai yra konstanta, kuri tiesiog nekinta ir mes tada žiūrim, ką mes galim su to daryti. Arba keisti veiklos profilį, arba padėti žmogui realizuoti save kitoje vietoje ir taip toliau. Ir kas man dar labai svarbu, čia kadangi mes kalbame kontekste vadovo laiko ir kalbame kontekste vadovavimo viso reiškia proceso, tai man atrodo, bet kokia tipologija ir diskas kaip turbūt garsiausia iš jų ir dažniausiai pritaikoma verslo aplinkoje tipologija asmenybės, jinai yra dar ir apie tai, kad mes kaip vadovai turėtumėme dar labiau atkreipdėmėsi į komunikacijos kokybę ir būtent suvokiant, kad tipažas žmogaus, su kuriuo mes turime reikalą, yra kitoks negu tavo ir žinant, ką tai reiškia iš jo elgesio, koks jis yra, mes galime koreguoti komunikacijos būdą, žinutę, trukmę, apimtį, emociją ir visą kitą, tam, kad žinutė pasiektų adresatą. Tai vėlgi, čia net nesvarbu, ką jūs begalvotumėte dabar bežiūrėdami apie patį diską, gerai, blogai ir kas ten bebūtų jūsų galvoje, ar kaip ir mano galvoje, tai aš manau, labai norėčiau, kad mūsų pokalbis su Mindaugu paskatintų pagalvoti, kaip aš turiu komunikuoti su šitais žmonėmis, ką aš turiu padaryti, kad jiems labiau padėčiau padaryti savo darbą. Ir man padėtų vadovui suvokimas, kad jie yra tokie, kokie jie yra, ir jie yra tokie. Ir tada atitinkamai aš galiu daryti išvadas ir koreguoti savo elgesį. Taip aš tą matau. Taip, nes, ta prasme, tada aišku, kad kaip pavyzdys, vienam tipui svarbu, paimkim tą patį ekspresyvų, jam svarbu pripažinimas. Prasme, pripažinti, kad jo idėjos yra puikios, kad, ta prasme, jo idėjos yra įgyvendinamos, bet, kad tų idėjų kartais per daug ir kartais jos nebevaldomos ir nebesuvaldomos ir net pamirštama, kokios tos idėjos buvo, ką mes pradėjom daryti, nes dabar jau procese ir darom kažką tai jau trečią idėją, nors dar tos pirmos kažkur tai jinai nugaravo, nuplaukė ir taip toliau. Tam pačiam analitiniam, ta prasme, žinom, kad jam yra labai svarbu ten klaidos procesas ir, ta prasme, kaip su juo komunikuoti, greičiausiai visiškai priešingai negu su tuo ekspresyviu žmogum, kad, ta prasme, jam tiksliai, konkrečiai, aiškiai ir vėlgi atsakant į jo poreikius, saugumo poreikius, tipų į harmonijas. Ir darbuotojai yra, nepamirškim, yra ir direktyvaus tipo. Yra darbuotojai ir direktyvaus tipo, ta prasme, su jais tada irgi mes turim atitinkamai komunikuoti. Ir ten jau prasideda kiti dalykai. Labai svarbu autoritetas direktyviam tipui.
o jeigu tai yra vadovas, tai jam niekas ne autoritetas. Ir, ta prasme, jeigu kažkas tai ateina ir vadovai sako komplimentų, žinot, vadovai, jūs čia puikiai sugalvojat, puikiai idėja, puikiai gyvendinat. Vadovas mintyse savo galvoja, klausyk, aš pats žinau, kad puikiai, man net nereikia, kad tu čia sakytum. Na, ta prasme, ten visi kitokie tokie niuansai įdomus prasideda ir istorijos. Ok, Mindaugai, ačiū tau labai. Mindaugas Jasiūnas, aš labai rekomenduoju žmonės gerėjai. Susiraskite Mindaugą, pasiekite jį socialiniuose tinkluose, suraskite juos, kontaktuokite su juo LinkedIn'e ir kreipkite su jį su klausimu. Mes su juo nederiname apie tai, ar galima ar negalima, bet pats kaltas, žodžiu. Galima. Jo, kreipkite su klausimu apie tai, apie ką mes šnekame ir pasiimkite iš to naudą. Ir ačiū tau labai, Mindaugai, už laiką ir ačiū jums labai už laiką jūsų ir tą jūsų vadovo laiką, kurį mes bandome paskatinti savo veikloje, jūs reguliariai skirti jį savo kaip vadovams. Ir čia yra dar viena priežastis, dėl ko skirti, kad geriau save pažintum, kad geriau žinotum, kodėl reaguoji vienus dalykus vienaip, kodėl elgiesi taip arba kitaip. Ir tai gali padėti tiesiog tapti efektyvesniu tame, ką darai ir apskritai efektyvesniu gyvenime. Tai turbūt iš tos pusės labiausiai norisi apie tai kalbėti. Ir žiūrėkit, aš labai norėčiau, kad tas mūsų pokalbis, kaip ir visą tai, ką mes veikiam šitam vadovų laikė, skatintų mūsų smalsumą, žingeidumą. Gal žodis smalsumas mes lietuvių kalboje turim tam tikrą neigiamą konotaciją, tai labiau norėtųsi, kad galbūt žingeidumą, norėjimą suprasti, kas vyksta, kas prieš mane, kas tarp mūsų, kas manyje. Ir visi šitie klausimai didina sąmoningumą, suvokimo situacijos ir didina mūsų gebėjimą įtakoti situaciją, daryti įtaką, atsiprašau, reiškia už blogą žodį, daryti įtaką situacijai. Į ko aš labai jums linkiu. Tegu būna smalsumas, tegu būna žingeidumas už to, ką mes veikiam. O bet kuriuo atveju dėkui už tai, kad renkatės mus ir kaip visada iki kito karto. Mes tikrai dar rasime vyšnių ant tų torto ir laukiam jūsų kitose seminaruose. Ir beje, laukiam 22 metuose irgi ten bus reikalų žinokit. Pažadu. Mindaugai, ačiū dar kartą. Dėkoju, Sauliau, už galimybę. Iki.